Pašto siuntų deklaravimas. Pašto siuntų deklaravimas internetu yra paprastas ir patogus būdas sutaupyti laiko ir išvengti galimų problemų muitinėje. Lietuvoje muitinės deklaracijoms pildyti naudojamos dvi sistemos. Muitinės informacinė sistema MIS. Ši sistema skirta verslo klientams ir leidžia deklaruoti didelius siuntų kiekius. Elektroninė deklaravimo sistema EDS. Ši sistema skirta privatiems asmenims ir leidžia deklaruoti vienkartinės siuntas arba mažus siuntų kiekius. Prisijunkite prie pasirinktos sistemos. MIS. Verslo klientai gali prisijungti prie MIS naudodami savo įmonės elektroninio parašo kortelę. EDS. Privatus asmenys gali prisijungti prie EDS naudodami savo elektroninės bankininkystės paskyros prisijungimo duomenis. Sukurkite naują deklaraciją. Pasirinkus sistemą, reikės sukurti naują deklaraciją. Jums bus pateikta forma, kurioje turėsite įvesti tokią informaciją. Siuntėjo ir gavėjo vardas, pavardė ir adresas, siuntos aprašymas, prekės pavadinimas, kiekis ir vertė. Siuntos svoris ir matmenys. Muitinės kodas, jei žinomas. Mokėjimo būdas, pavyzdžiui, grynais pinigais, kortele. Priklausomai nuo siuntos tipo gali tekti pridėti tam tikrus dokumentus. Pavyzdžiui, komercinės sąskaitas, faktūras, muitinės deklaraciją, jeigu siunčiate už ES ribų. Sveikatos ir veterinarijos sertifikatus, jei siunčiate gyvūnus ar maisto produktus. Pateikite deklaraciją. Peržiūrėkite įvestą informaciją ir pateikite deklaraciją. Sistema patikrins jūsų pateiktus duomenis ir praneš apie galimus trūkumus. Apmokėkite muitus ir mokesčius, jei reikia. Jei jūsų siuntai taikomi muitai ir mokesčiai, galėsite juos apmokėti internetu naudodamiesi sistema. Atsispausdinkite deklaracijos kopiją ir kartu su siunta pristatykite į pašto skyrių. Papildomi patarimai. Prieš deklaruodami siuntą susipažinkite su muitinės taisyklėmis ir procedūromis. Jei nesate tikri, kaip deklaruoti siuntą, kreipkitės į muitinės informacinę liniją. Deklaruodami siuntą internetu įsitikinkite, kad turite stabilų interneto ryšį. Išsaugokite deklaracijos kopiją savo apskaitai.